Pats valstybės atkūrimo siekių reiškimas, koks jis stiprus bebūtų, tai yra tik prielaida tam atkūrimui. Valstybės kūrimas yra procesas. Šio darbo sėkmei reikia visiems vienodai suvokti tikslą, kryptį ir kelio ilgumą. Naudingas darbas gali būti nuveiktas tik visiems žengiant tą pačią kryptimį. Dabargi vieni akcentuoja tautoje gyvą nepriklausomos valstybės atkūrimo idėją, tarsi įgyvendinama vienu šuoliu. Kitigi kalba tik apie artimiausius žingsnius, nepasakydami, ar jais taip pat einama link šios idėjos įgyvendinimo. Dėl to kyla diskusijos apie realizmą ir ekstremizmą. Norėtųsi pastebėti, kad tikslas yra pasirenkamas, bet žingsniai turi būti apskaičiuojami. Manau, kad kelias į demokratišką Lietuvos valstybę kaip galutinį tikslą gali būti nueitas žingsnis po žingsnio per tam tikrą laiką. Pradėti šį kelią dėja tenka iš dabartinės neteisėtos ir nedemokratiškos situacijos. Turbūt ne vienas iš mūsų, galvodamas apie vasario 16-ąją, susimąsto, ar nepriklausomybė tik šviesus prisiminimas, ar tolimas tikslas, ar reali galimybė. Paskutinis klausimas kyla neatsitiktinai, kadangi šiuo metu Lietuva yra panašioje situacijoje kaip ir 1918 metais ir vėl gali atgauti laisvę. Ne dėl gerų sumetimų, o dėl grėsančios ekonominės katastrofos Tarybų Sąjunga buvo priversta daryti didžiulės nuolaidas užsienio politikoje, atsisakyti pasaulinės hegemonijos, išvesti kariuomenę iš Afganistano, gerbti elementarias žmogaus teises, bet liko neįspręstas dar vienas klausimas – Pabaltijo okupacija ir aneksija. Tačiau ryški pažanga ir čia, netrukdyta atsirasti galingiems nacionalinio išsivadavimo judėjimams. Susidarė turbūt palankiausia situacija per 49 aneksijos metus atgauti laisvę ir nepriklausomybę. Neįtikėtina, tačiau šią situaciją neskubama pasinaudoti, nors daug kas supranta, kad neryžtingumas, bailumas gali būti pražūtingi. Jeigu atsigaus Tarybų Sąjungos ekonomika, arba jeigu pasikeis politinė padėtis Maskvoje ar užsienyje, galima laisvės niekada nebeatgauti. Tada keiks ir niekins mūsų ateinančios kartos. Deja, kai kuriuos iš mūsų apėmė tankų baimė, todėl buvo nuspręsta žingsniuoti mažai žingsneliais, nelipant ant kulnų ir iš lėto auginti nepriklausomybės želmenėlį. Buvo įsižadėta nepriklausomybės siekio, nusprendus, jog tai nerealu. Ir buvo pasakyta, jog norime savarankiškumo Tarybų Sąjungos sudėtyje. Todėl mums nieko kito nebelieka, kaip pabandyti išeiti iš šio tautų kalėjimo, kuriame mes uždaryti nuo 1940 metų. Galbūt šiuo metu tai vienintelis realus kelias į nepriklausomybę. Ir turbūt atsiskirti nuo Tarybų Sąjungos reikėtų žymiai mažiau pastangų ir laiko, negu paversti ją pakenčiamą šalimi, kurioje būtų galima gyventi. Tam sąjūdis turi aiškiai ir nedviprasmiškai deklaruoti pagrindinį lietuvių tautos siekį – atkurti nepriklausomą, demokratiniais pagrindais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostinė Vilniuje ir atskirti tą valstybę nuo prievarta primestų valstybinių ryšių su Tarybų Sąjunga. Seimo deklaracija. Tai yra dokumentas, kurį turime šiandien priimti kaip tam tikrą ligšiolinės sąjūdžio veiklos apibendrinimą, susumavimą ir orientyrus ateičiai. Pasikliaudamas TSRS aukščiausios vadovybės skelbiamų naujų politinių mąstymų bei Michailo Gorbačiovo kalboje SNO generalinėje asamblėjoje 1988 metų gruodžio 7 dieną pabrėžtą tautų pasirinkimo teisę,
Sąjūdis žengia keliu į teisinį, ekonominį ir kultūrinį Lietuvos savarankiškumą, jos valstybinį suverenitetą, neapsiribodamas daliniais pasiekimais. Ar galime balsuoti už šį dokumentą? Kas už šį dokumentą? Ar skaičiuojami balsai? Dar nebalsuoja. Suformuluokite. Ką balsuojate? Aš klausiau, ar galime balsuoti už šį dokumentą. Ar norite diskutuoti tą dokumentą po vieną žodį pastraipomis, ar kaip? Vienas klausimas. Vienas žodis išnyko. Yra pasiūlymai balsuoti, yra pasiūlymas diskutuoti. Kas už tai, kad balsuotume šį dokumentą? Paklaus, galima ar negalima? Dabar vyksta balsavimas. Balsavimas, atsiprašau, neteisėtas. Jūs sakėte, kad pastraipom perskaitysi taisytą, o vienam žodis iškrito politinis. Jūs esate neteisingai elgėtės. Randam, kad iš viso yra 150 balsų. Tame tarpe 85 už tai, kad nediskutuoti ir 65 už tai, kad diskutuoti. Vieną klausimą prieš balsavimą, galima? Čia vienas vienintelis klausimas. Ar yra žodis, kad Sąjūdis žengs keliu į politinį savarankiškumą? Taip, šitas buvo mūsų siūlytame ir tarybos priimtame tekste, tačiau gavus raštiškus pasiūlymus, galbūt Ozolas paaiškins, man atrodo, kad tas žodis galėjo likti, kažkam atrodė, kad jis sutampa su teisiniu ar su valstybiniu. Gerbėmiai, jeigu nutarsime, kad tas žodis yra reikalingas, mes jį paliekam. Paaiškinu, Čia yra labai prašom paprastas netrukdyti, gerbiamas Skučiai. Aiškinu dabar aš. Buvo nutarta, kad politinis yra netikslinga palikti, nes buvo reikalauta tų, kurie siūlė pataisą šitą pastraipą taisyti, sustiprinti valstybinio savarankiškumo reikalavimą. Valstybinis ir yra politinis, todėl nutarta nekartoti. Jeigu jums šito per maža, prašom, mano supratimu, nebus nusižengta tam, kad būtų tiksliau, dar sodriau pažymėta įrašyti ir politinį. Yra toks pasiūlymas, Tasik, už tai, kad būtų įrašyta tas išbrauktasis politinis, žodis politinį, paliekant tą naująją formuluotę. Taip? Gerbiamas pirmininkė, priimat? Aš mielai priimu, aš čia nematau jokios problemos. Išskyrus tą, kad mes daugumą balsų priėmėm nebe taisyti detaliai, o balsuoti už visumą. Bet jeigu Seimas neprieštaraus, tai aš mielai tą politinį atstatau. Taigi siūlau balsuoti už tai, kas už tai, kad būtų atstatytas žodis politinį. Tai jau aš dar. Taip.